Sveiki. Sorry už mano tokį vaizdą susivėlusi, ką tik galvą išsiploviau. Planuoju eiti jums filmuoti video, bet nežinau kurį, nes turiu kelis video, kuriuos pagal eilę turėčiau filmuoti, susirašius ir nežinau, ir tas atrodo, to reikia, ir makaliuzė arba gavau, tas per sunku vėliau, žodžiu, nežinau, sėdžiu ir gavau, o Dieve, neturiu nei vieno video nufilmavus, o reikia jau kelti šią savaitę. Reikės eiti kažką filmuoti, pasižiūrėsiu pagal sąrašiuką. Gerai, kad pasidariu sąrašą, nes jeigu būtų be sąrašo, tai iš viso galva neišneštų, kiek ten visko reikia. Gavau siuntinukus. 2 siuntinukai ir nežinau iš kur, taigi gavau, pažiūrėsim greitai, kągi čia gavau, parodysiu ir jums, ir pačiai įdomu, ir eisiu toliau tvarkytis ir po to video filmuoti. O ASMR video vienas keliasi jau dabar, renderinasi, nesikelia, renderinasi, nes noriu, bet aišku, aš kaip pasakau, po to taip nesigauna, bet aš labai noriu kelti 2 video į šitą kanalą, ir 2 video į savaitę į ASMR kanalą. Tai mano planuose tokie mano planai, tokie užmojai. Bet neįsivaizduoju, kaip čia man kas gausis, nes kaip jau sakiau, vaikai mano visus planus pakoreguoja kardinaliai ir pakeičia kardinaliai. Taigi, kągi gavau? Aha, lipdukus, čia žinau, pasiėmiau į kolidorių, užsiklijuoti lipduką. Tik neatsimenu, kokį vaizdą pasiėmiau. Kažką su paukščiuku atrodo. Tai prakirpsiu ir bus baigta. Žinant mano sėkmės koeficientą nulinį. Tai kaip man taip sekasi, tai jo. Nenustebčiau, jeigu ir prakirpčiau. Tuoj bandom atlupti. Ir dar daug kas prašo, kad Evelina dažniau periskopink. Tai, galvoju, matot, periskopint man geriausia, kada nieko namie nėra. Tik tai Tomas. Bet tai yra, kada jūs mokykloje arba darbuose. Tai ir taip neišeina. Tai va, nežinau, bet bandysiu. Pasistengsiu. Taigi va, parodysiu, koks tai tas ir pati pažiūrėsiu. Aha, štai tokia narvelis. Paukštelis. Ups. Kaip įsigandau paukštą. Ir štai tipo taip turės kabėt kolidoriui. Tipo kaba narvelis ir su paukšteliais. Taip, tikiuosi matosi šiek tiek. Taigi labai gerai supakuotas. Vidu įdėta, kad nesusilamdytų. Parašysim gerą atsiliepimą, gerą. Nes šiaip tai ir greit atėjau, šitą atsimenu, kai užsakinėjau. Normaliai, neužsitempia laikas. Toliau sulūžo mano ausinės. Viena ausinė, jo gabaliukas vienos ausies pradėjo nesigirdėti nieko. Tai kažkokias užsisakiau, štai, su makarūna, tokiu dėkliuku. Ir pažiūrim, kas tai? Kaip tai atrodo. Aišku, dėl garso dabar nežinosiu, nes telefonas viršui kraunasi. Nes ir pakrovėjas sugedo. Ir nusipirkau neoriginalų pakrovėją ir telefoną ir dabar jisai nekrauna. Pakrauna, sustoja. Tai tokia makaliuzė. Tai visada dažniausiai telefonas tupi dabar pas mane ant laido, ant pakrovėjo. Tai žiauru. Tai va, štai toksai. Fainutis visai vaizdas, o kaip čia atsidaro ir kaip... Paprastai, tiesiog taip, aš suku. Ir štai taip atrodo pačios ausinės. Salotinės su pilku štai. Dabar reikės pažiūrėti garsą. Išmėgin, nes mane labai nervina, aš vakare negaliu žiūrėti ASMR video, turiu šiaip be ausinių pažiūrėti vaizdelį ir viskas, tai va, kelis vakarus buvau be ausinukų, tai dabar štai užsisakiau ir labai greit atėjo, štai tokioj dėžutėj įsimesiu makarunčikas, čia beleką galima iš tikrųjų, įsidėti, jeigu reikia, tai va, tokios, Jeigu domina, linkus galiu palikti apačioje. Tai paliksiu apačioje, galiu palikti. Taip.
Taip, šiukštas. Ir dar vienas. Čia, manau, spėju, kad man viena parduotuvė kiniečių pasiūlė išsirinkti prekių ir neatsimenu, ką išsirinkau ir neatsimenu, kuri parduotuvė, nes būna ne viena, bet va dabar paskutinė, kuri čia, bet gal ir ne. Gal ir toks kitas mano pirkinukas, nes nepamenu. Jo, man atrodo, nes rūbų šiaip aš nelabai perku iš AliExpresso dabar. Tai reiškia, štai iš tos, nepamenu, kuri parduotuvė, bet paskui pasakysiu, nes vis tai dar video atskirą darysiu. Taip, iš čia. Kasgi čia? Sparkling White. Čia dantims balinti. Kažkoks šudeliukas įdomus. Nežinau kas kaip. Štai atrodo taip. Toksai teptukas. Čia pasukam ir kažką darom. Reikės skaityti ir žiūrėti. Toliau kažkas. Finėjo. Jau kažką iš tokios Ale Finėjo firmutės buvau užsisakius. O kasgi čia? Tokia Ale suknelė su kapišonu. Tokia juoda. Atsimenu, kad priekis trumpesnis, jo ir galas ilgesnis. Padarysiu video ir parodysiu, nes dar ėjau į parduotuvę, reikėjo džiūvėsėlių. Norėjau tokį patiekaliuką daryti žuvytės, parodysiu po to, kokį norėjau daryti. Įsivaizduojat, važiuoju į parduotuvę, nulekiau, lėkiu, kad nusipirk džiūvėsėlių į lenkinę ir wow, seilas! Kurdų parduotuvėlė išpardavimas. Čiukšt, užlėkiu, visos prekės po 2 svarus. Tai prisipirkau šmutkyčių. Parodysiu. Ir įsivaizduokit, iš tos laimės man nieko nereikia, jokių džiūvėsėlių nereikia, pokšt ir nulėkiau, sėdau į autobusą, grįžau namo ir grįžtu namo ir sakau, ne, džiūvėsėlių tai aš nenusipirkau. Tai va, žodžiu, ką šmutkės daro su moterimis, nors gal ne su visomis, su manim, tai iš tos laimės net pamiršau. Taip, o čia kas? Oh my gosh. Ale suknelė. Suknelė? Atsimenu kažkokią atrašę suknelę, bet iškart va siūlai. Rankovės, žiūrėkit, nukirptos, net neapsiūtos. Kažkoks didelis kalnierius, kaip golfo kaklas. Gal ir nieko vaizdas, bet čia tikrai ne suknelė, sakyčiau. Ir dar iškirpta, priekis irgi patrumpintas, galas ilgesnis ir taip nukirpta. Čia bus man ant timpų gerai užsimest kaip bliuzonas. Čia nais taip nukirpta įdomiai, reiks patam gal taip susirės, karočią. Tai va toksai. Po to kažkuriam filmukį apsirengsiu, parodysiu. Nes čia šitas šmukytės gavau nemokamai iš parduotuvės. Kiniečių. Tai žodžiu parodysiu. Taigi, kuom džiaugiuosi, tai džiaugiuosi ausinukais, bet šitus jau pati pirkausi. Tai va, eisiu išmėginti dabar, pažiūrėt kągi, susitiksim vėliau. Einu, plaukus biški pasišukuosiu, vos nepasakiau džiovintis, bet šiaip su fenu nesidžiovinu. Natūraliai man jie džiūsta. Neužsidarė. Tai va, žodžiu, ir reikia lėkti jums filmuką nufilmuoti. Tai va, iki. Tuoj susitiksim, ane? Dar labai norėjau padėkoti, kad atsikeliu ryte, atmerkiu akis ir oh my gosh, jau mano žiūrovų, kurie prenumeruoja jūsų, yra 6000. Vau, kelias minutės įsižiojus sėdėjau, labai jums dėkinga Jetus, tikrai netikėjau, kad gali mano blevizgojimus tokius žiūrėti tiek žmonių ir prenumeruoti mano kanalą. Dėkoju, bele kaip. Ačiū labai. Dar kas nežinot, norėjau priminti ir pasakyti, kad mano ASMR kanale, nusišneku, mano Instagrame vyksta konkursėlis, kuriame galite laimėti štai šitą snut šalikėlį. O toksai, jisai labai ilgas,
nei pradžios, nei galo. Nertas vašeliu, jisai dieną vienaip atrodo, o vakare, jeigu ant jo krenta šviesa, atrodo kitaip, įdėsiu nuotraukas, nes jisai turi tokių šviesą atspindinčių siūliukų. Vat štai šiti šviesą atspindintis ir, pavyzdžiui, su juo jau nereikia nešioti jokių atšvaistų, kai vaikštot vakare, nes jeigu kokia mašina važiuoja ar kas tenai, jumis šitie apšviečia. Na, parodysiu, čia nuotrauką kažkur pamatysite. Tai jeigu norite sudalyvauti, norite laimėti šį šalikėlį, tai prašau kviečiu į savo Instagramą, kuris yra čionais, Evelina_Kvetkauskienė. Ir tenai ką reikia padaryti? Reikia parašyti po nuotrauką like, paskiau repostint, arba nufotkint, arba taip repost padaryti nuotrauką, parašyti Braškės giveaway ir Evelina Kvetkauskienė pažymėti ir parašyti po nuotrauką don. Atlikta, padaryta, kaip jau jums ten. Ir viskas. Ir rinksiu, daugelis merginų daro don ir netlieka kitų veiksmų. Taigi, rinksiu ne iš komentarų. Taip, kad galit be reikalo nerašyti dan ir viso, ten iš tikrųjų nieko nepadaryt. Todėl, kad rinksiu būtent iš tų parepostintų foto, kurios yra užtagintos su Braškės giveaway. Iš jų yra, galit paspausti ant to Braškės giveaway ir išmes, kiek žmonių parepostino iš tikrųjų tas nuotraukas. Ir tik iš tų nuotraukų rinksiu laimėtoją. Tai tiek žinių. Dabar iki. Susitiksim vėliau. Išbandau tą suknę, kur priekis trumpesnis, o galas ilgesnis šiek tiek. Su kapišonu tokia. Kaip su? Nieko, visai šitą patiko, tik medžiagytė galėtų būti storesnė. Jin tokia lengvutė ir šiek tiek persišviečia, tokia peršviečiama. O taip normaliai. Nu ką, o dabar su Tomu lekiam Luką iš mokyklos paimti. Ane, Tomai? Varom. Varom Luką paimti ir varysim iki pašto. Žodžiu, nieko nespėjau, ką susiplanavau šiandien, nes prisėdau prie Eivono užsakymo, ilgai sėdėjau, kol padariau. Video nenufilmavau, tik tai ASMR kėliau, žodžiu, vėl viskas tempėsi, planai neįvykdomi, labai blogai, bet ką padarysi. Reikės pasispausti kitą dieną. Ir, dar noriu pasakyti apie šitą lūpdažį. Kaip jisai nepatinka, čia tas iš Maybelline Apokalipsė, ta spalvytė raudona nusipirkau ir tokia senoviška raudona, bet dabar aš ją pavaliau ir vazelino ant viršaus užtepiau, kad mažiau šviestusi, tai dar pusę velnio galima nešioti. Nes kai užsitepiau vien tik tai ją, tai tokia ryškiai raudona ir įžuma eina, tai nekas. Tai tiek žodžių. Keliaujam dabar pas Luką į mokyklą.